Sveiki, skorpionai. Na, labai geras metas jums ir matyta pilnatis tokia mistiška ir jums labai tinkama. Vienintelis, kur gali būti nemalonus toks aspektas, tai yra jūsų asmeniniai santykiai. Tai tie santykiai gali būti pradedant, jeigu darželinukas esat nuo auklėtojos ir baigiant, jeigu esate pagyvenęs jau žmogus labai jau žilais plaukais su savo kokiais ten studentais bėdelės ar tai savo artimaisiais, kurie jums padeda tvarkyti buitį. Taigi, nesvarbu, kokio jūs skorpionai esate amžiaus, jums bus visokios problemėlės su savo artimaisiais arba su žmonėmis, kuriais daugiausia bendraujate. Tai nereiškia, kad darbe ten kažkokios problemos. Ne, darbe kaip tik pas jūs viskas labai gerai. Bet jūsų emocinis fonas reiškia. Tai reiškia tie žmonės, kurie jums yra svarbus, su kuriais jūs norite būti, su kuriais jūs nenorite būti. Taigi, tai reikia atkreipti dėmesį. Dabar atkreipiu dėmesį tai, kad jeigu jūs susipyksite dabar su kažkuo šią savaitę, tai gali būti ilgam arba visam laikui. Tai arba nebendraukit, arba tikrai labai žiūrėkit, ką ir kam sakote, nes konfliktas gali įvykti lygioje vietoje. Ir įdomiausia tai, kad jūs patys jausitės labai nelaimingi, nors galbūt jūs kažkam patys sukelsite diskomfortą. Nes jūs žinote, kad teisybės nėra, yra kiekvieno teisybė individuali, kad bendros teisybės nėra. Ir todėl, jeigu kartais mėgsta skorpionai sakyti, aš tiesą sakau, ir kas, kad tu sakai tiesą, jeigu ta tiesa kito žmogaus yra 100%, 180 kampų visiškai priešinga. Taip kad apie tai reikėtų pasvarstyti ir saugotis, nes neužmirštame, kad pas kai kuriuosius yra juodas mėnulis skorpione prigimtinis ir kartais paslysti galima lygioj vietoj. Na, bet dar kartą primenu, kad ypatingai palanku yra darbe, siekti darbo aukštumų, pripažinimo, klientų, žiūrint, ką jūs veikiate savo darbe, iš ko jūs valgote duoną. Taigi būkite sveiki, laimingi ir turtingi, gražių švenčių ir iki kitos savaitės. Ate.